Ateikit. Va. Iš kokio miesto jūs atvažiavot? Kokio miesto? Paruskė. Iš kur? Откуда? Iš Kirgizijos. Palaikom. Palaikom visi. Parodės. Svečiai. Palaikom svečius. Okla. 126. Еще раз. Подготовились? Да, можете взять. Трауkiam. O! Oi, 228. Gerai. Dar bandysite. Gerai, bandykit. Ir pradedam. Opa. 162. Aišku, 2 kartus. Bet iš tikrųjų rezultatai gerėja. Visi virš 200. Opa. Turim. Reikia atsiplaukti net pažiūrėti. 238. Ai, pasilenkė. Nu, teikit, prašau. Sugabinkit pirštas. Pampūnės pakelti. O spauskė gabinkit. Paguolė, 14. Taip. Patikrinsim, kokie sportiški lietuviai. Kas atvažiavot iš Vilniaus, pakelkit ranką. O kur Klaipėda? Nu, tempimo čempionas. Ne, šitaip. Vienodai sakė. Galima ir anai. Spaudžiam. Nesilenkiam. Dar sykį. Yeah. Ir ten, tarkim, startuojame, įveikime 1-2 greičio ruožus, tarkim, Širvintose, kaip buvo šiandien, tai yra vakar. Po to vakar važiavome įprastu, normaliu greičiu, nelakstydami keliais, laikydamėsi kelių eismo taisyklių, važiavome iki Molėtų. Molėtuose vėl 2 greičio ruožai, miesto gatvėmis, tai yra taip vadinamas street races arba slalomo varžybos. Toliau važiavome į Anykščių kartodromą. Anykščių kartodrome berods 4 važiavimai buvo, į Panevėžio autodromą ir po to į Kuršėnų autodromą. Tai tarptų autodromų visų mes važiuojame normaliai, pasimėgaudami Lietuvos skirti, kurios yra skirtos važiuoti keliuose. Draudžiama dalyvauti tik lenktynėms. Kiti metai turbūt jau kaip planuoti, jau iš 80 dalyvių turime 50. Iš tikrųjų, dažniausiai Mirties ralis vyksta pirmąjį birželio savaitgalį. Honda. Rikiuojasi automobiliai, mes šiek tiek atsikvėpant pagroję muzikėlės.
tikrai išgirsite, kai jis atvažiuos. Super Mario. Video tinklaraštininkas Paul Demika arba Paulius. Так. Atsižumantas Vytautas ir Mindaugas Kaminskas, sport klasė iki 4000 kubinių centimetrų. Taip, Cupra Formentor, palydim plojimais. Kuris pas jūs kalbesnis, lipsit fotografuotis, ar ne? Gerai. Fotografus kviečiam į priekį. Gerai, labai trumpai. Cupra. Visi žino Seatą. Cupratiškus žmonės, kurie jais važiuoja. Ar išlipsit trumpam? Taip, kaip sekėsi? Manau, kad gerai. Koks rezultatas? Tuoj sužinosim preliminarų rezultatą. Gerai, labai trumpai vasarį ir labai galingos Cupros. Toliau mes matome 204 numerį ir plojimais pasitikite Aisvydas Paliukėnas. Žygimantas rezultatų negalim pasižiūrėti, nieko baisaus. Išlips mūsų pilotai ir šturmanai. Aisvydai, labai trumpai daugeliu turbūt įdomu sužinoti, kas yra Porsche, daugelį žino. 911 irgi turbūt yra girdėję. Paskui yra tokios raidės GT3 ir dar dvi raidės RS. Tai vat ką tos raidės reiškia ir kiek tai duoda arklių? Prideda, man atrodo, 20 gal arklių nuo paprastos GT3 versijos. Šiaip yra sportiškesnė versija GT3 automobilio, labiau pritaikyti trasoms. Galima žurnalistai ištai blogų klausimų klausė. Kas nepavyko? Nes atrodo, kad pavyko. Jau minėjau pikčiausias Porsche Aisvydas Paliukėnas, Žygimantas Bagdonas, Porsche 911 GT3 RS. ...246 numeris. Preliminariai esate savo klasės lyderiai. Jūsų žinios tokios pačios? Automobilis tinkamas daugiau greitai važiuoti tiesiau ar išlaižyti fiškės, kitaip tariant, aplink fiškės aštuoniukės paišyti? Manau, kad labiau tinkamas paišyti aštuoniukės. 202. Ką? 202 numeris, aš net bijau. Argiai praleiskit. Va, kaip jau minėjau, atsargumas gėdos nedaro. Šie automobiliai gali važiuoti, prašau. Paprašėm pagazuoti, atsargiai, tik tuščia eiga pagazuoti. Išgirdote, kaip dirba Porsche variklis. Ralio lyderiai ir savo klasės be abejo lyderiai. Gerai, turim 30 sekundžių, greitai, jeigu kažkas norit. Nori kepurės? Vytas Bilinskas, Vytis Šležas, nesislėpkit, noriu paklausti intimaus dalyko. Ar tiesa, kad jums laimėti, preliminariai, laimėti šį ralį padėjo tam tikri veiksmai nenumatyti? Dėmesio, dabar jie parodys, kaip bandė sugluminti savo priešininkus. 3, 4. Kai važiuodavo pro šalį priešininkai, jie pasikeldavo marškinėlius ir priešininkai pamiršdavo, kur yra kugelis. Štai taip, sveikiname, ačiū, gero kelio. Vytas Bilinskas, Vytis Šležas, virš 4000 kubinių centimetrų Porsche 911 Google Edition. Galima išlėti važiuoti. Tik tuščiai, tuščiai. Ačiū. Ar galima gražesnį muziką? Tai yra pirmi klasėje šie du legendiniai ralio dalyviai ir apskritai ralio pasaulio žmonės. Jiems nutiko neįtikėtina istorija. Priminsiu, kad Renaldas
dalyvauja visose priesraliuose 29 iki šiol. Labai trumpai, Renaldai, kas nutiko netgi 10 kartų Lietuvos ralio čempionas. Vincui Renaldui paskolino savo analogišką Audi padangą. Šaunuoliai, nepasidavė, netgi reikia be rato šiandien Klaipėdoje. Toliau turėtų važiuoti mūsų automobilis 115, bet jisai gal nevažiuos, gal kad jau lieka mūsų. Mitsubishi Evo. Paplokim, šie vyrai iš tikrųjų neturėjo čia būti. Labai trumpai papasakokit, kas nutiko, aš tik pasakysiu labai trumpai. Jeigu kai kurie žmonės aplinkų kelius vakaro svarbiausia. Vytis Sidabras, 237 numeris, sportinė klasė iki 4000, Cupra VZ. Daumantas ir Vytis. Aplodismentai, puikus automobilis, puikus ekipažas. Visi, kurie pasiekė finišą, yra šaunu. Gerai, ačiū, palydim aplodismentais. 250. Tylos namai. Palydėkim su triukšmu tylos namus. Paplojam. Atsiprašau. Turi competition. Čia va galinės dalies parašyta BMW4 competition. Labai trumpai, kuo tas BMW skiriasi nuo tų, kur žinot gatvėje su 1,6 karburatorių, kiti su BMW baro, visus pavojingai lėkė, kuo šitas kitoks. M4 snykas. Kviečiu garsą dar vieno Porsche 216. Pagal garsą 4 litrai turėtų būti. Taip, automobilį. Apie automobilį. Čia atmosferinis variklis. Atmosferinis 4 litrų variklis, 510 arklių. Gyvenimas skirtas trasai. Ar tiesa, kad tikras Porsche tai tas, kuris ne turbininis, o atmosferinis? Senieji Porsche vairuotojai sakydavo, kad va, tas atmosferinis tai yra tikras Porsche. Turbūt daugiausiai naudojantys šį automobilį, tokio tipo automobilį Lietuvoje, tai tikrai milžiniški aplodismentai turėtų būti jam, kad tokį automobilį naudoja kasdien ir tikrai daug. Atmosferinis 4 litrų. Vis kitokių galingų automobilių. Saugiai. Automobiliai virš 240 kW. Porsche GT4. O kava kietesnė, ne? Manau, kad kėdės. Kieti vyrai. Praleisti tokį nežinau, 280. Andrius Sinkevičius, gerbiamas šakalys, Dėjus Leonaitis. Neatsigai pro. Vatai, tokį
Nemažai pergalių, jau